pradedu formuoti kubą. Per vasarą augalai buvo prižėlę virš akvariumą iki pat lempas. Ir, ta prasme, virš vandens orinė forma buvo išlindusi. Aš nukirpau sulig vandeniu ir jos, rotalas koloratas, buvo sužėlusios, kaip dabar kitam akvariume yra, sužėlė taip, iki vandens paviršiaus. Jos uždengė vandens paviršiaus. Tai mažina vandens cirkuliaciją ir man to nereikia. Bet aš daviau laiką joms išsitiesti pilnai. Po to, kai buvo sužėlusi labai didelė masė. Ir kai dabar išsitėsi, aš jas nukirpau. Čia iki vandens paviršiaus dabar yra apie 10 comų. Nerečiau Vietnamo, nes jų yra mažiau. Ir šitoj vietoj aš paliksiu rotalas gale, o Vietnamams paliksiu dar vietas. Bet šiuo metu aš jų neretinau. Kodėl? Jeigu tai pusę arba daugiau augalų paimi iš akvariumą vienu metu, iš karto, jie labai susivelia balansas. Prie to aš dar nuimu samanas iš galą, į mažiuką akvariumą palikau tik tais šičia tinkliuką. Tai augalų masė jau sumažėjo daug. Čia turiu Hygrophilus polyspermas, kuris matot apačioj yra be stiebų. Čia turiu Hediotis alzamani, Reinečkis ir bucas. Tai dar šiek tiek palaukus, kai Vietnamas sužels labiau, aš tą kampą karpysiu lauk iki pat šaknų. Ir ten sodinsiu Vietnamą, kad Vietnamo būtų šitam akvariume daugiau, nes rotalų kolorato aš turiu ir kitur. Ir tada dar į dugną kišiu parvą kriptokoriną, kuri vis dar plūdurijo nepasadinta nuo pirkimo in vitro indelį. Nes nepriejau prie dugną. Tiesiog nepriejau prie dugną. Ir karpysiu Hygrophilus polyspermas ir sodinsiu vėl, kad nuo pat dugna būtų ne stagarai, o pilni lapų. Neformuosiu šią kalnų akmenų ir taip toliau. Galą uždengs stiebiniai augalai, rotalas. Per vidurį, ties filtru. Nežinau, ar čia paliksiu liudvigę, greičiausiai nepaliksiu visai. Bet dabar turi labai daug liudvigijų, tai nenoriu iškart kirpti. Čia turbūt liks tik tais. Arba viena liudvigija ir Hygrophilus polyspermas, nes jos yra retesnės, per jas kažkas matosi. O priekį Hediotis alzamani, nes matot, jis yra sprindžio dydžio, neaukštas. Kad matyčiau vaizdą, kas čia darosi. Ir akvariumą darau įstrižai vaizdą. Ten krūmai. Dabar mailiaus, Galaxy rasborų, jeigu aš nejudėsiu, 1, 2, 3, matau šičia jau. Vienam kadre. Po to, kai aš buvau suleidęs, gal 4 dienom invalidkės pasimaitinti ostrakodom, jos prineršiu tiek, kad 20 jau sugavau, neaišku, kiek jų numirė. Galaksiukų vis dar turiu ir dabar jie iš šono, dabar čia matau 3. Matau 3, pim, jau čia yra savaitinį. Jie mažai šeriami, lėtai auga, bet nemiršta. Nes jie turi mikrodulkių, mikroplanktonų. Ir, kaip suprantu, aš jų čia turiu kokius 6. Tai va. Ir taip po truputį vyksta procesas. Ten į galą bus daugiau. Matot? Šešėlį augusios rotalas. Vietnamas. Apačioje yra patamsėjęs stagarai, nes neturėjo šviesos. Bet aš turiu orinės formas, jų aš čia prisodinsiu daugiau. Bet visą tai darau palaipsniui. O dabar tos viršūnių yra nukirptų. Rotala gražios viršūnės yra sudėtos į kibiriuką. Ir arba aš jas kam nors atiduodu, arba joms yra paliktas vienas indelis su sodinimu. Arba atiduodu su indeliu. Dykai aš nieko nedalinu, tai ir žodis atiduodu yra už sutartinę kainą, bet man jų nereikia, nes aš šiuo metu augalų turiu pertekliaus, o šičia tos viršūnės yra gražios.